Sveiki. Toliau kalbame apie savikontrolę, apie gebėjimą valdyti savo kūną. Priminsiu, kad stresas tai yra kūno reagavimas, organizmo reagavimas į būtinybę prisitaikyti. Jeigu valdome savo kūną, tai geriau įveikiame stresą, išvengiame jo žalingo poveikio mūsų organizmą. Jūs jau žinote, kaip atpalaiduoti raumenis ir tikiuosi sugebate tai padaryti. O dabar kalbame apie kvėpavimo valdymą. Kiekvienas yra pastebėjęs, jog susijaudinę kvėpuojame kitaip, negu būdami ramūs ir atsipalaidavę. Tačiau gal ne kiekvienas pastebėjo, kad galime kvėpuoti tiek viršutinę krūtinės dalimi, tiek ir tarsi pilvu, judindami diafragmą. Pastarasis kvėpavimas, kada norime paveikti save, kontroliuoti, paveikti taip, kad kontroliuotume save, yra svarbesnis. Jisai tuo pačiu tarsi masažuoja vidinius raumenis, vidinius kūno organus. Kad geriau jį suprasti, kad geriau pajusti, kaip tai daroma, siūlyčiau padaryti labai paprastą eksperimentą. Atsigulti ant nugaros ir pasidėti ant pilvo knygą, gal kiek storėlesnę. Ir kvėpuojant, žiūrėti, kaip jinai kilnojasi, kaip jin pakyla ir nusileidžia. Jeigu norėjau pasakyti, išmoksite tai padaryti, nors tai tiesiog mokytis čia ne ką reikia. Reikia pasižiūrėti ir pažiūrėti, kaip knyga kilnojasi. Ir tada jūs geriau suprasite, pajusite, kas yra kvėpavimas pilvu. Ir atlikdami kitus pratimus susijusius su kvėpavimu, juos ir padarysite. Kadangi sutikote, tikiu, kad sutikote ir pagulėjote ant nugaros ir pažiūrėjote, kaip kilnojasi knyga, tai galbūt jums verta išmokti ir kitą spartų nemalonumų pašalinimo pratimą, susijusiu su kvėpavimu. Pamėginkite atsistoti prie lango, gal net atdaro lango. Ir tą rūpestį, kuris šiandien jūs kamuoja, mintise sulandykite ir nupūskite. Kvėpkite ir nupūskite. Tegu jisai skrenda tolin ir lėkdamas, kaip jau sakiau, dar būna jūsų vaizduotėje sulamdomas. Padarykite tai kokį 10 kartų. Įkvėpite ir nupučiate savo rūpestį. Lažinuosi, jog šis kvėpavimo pratimas jums pradės atsiriboti nuo tos problemos, kuri gal net atrodė neįveikiama.